Sveiki. Tai nėra nuostabesnio šeštadienio vakaro, kaip pašnekėti apie parazitus. Taip kaip tarėmės, išeinu į laivą ir bandysiu šiandien atsakyti į visus jūsų užduotus klausimus, kas susijęs su parazitais. Klausimų gavau daug. Kiek klausimų ir dar prieš laivą šiandien dar man prirašėte nemažai klausimų. Aš pasiruošiau daug informacijos, kad kažko nepamirščiau, visas savo istorijas, įvairius simptomus, kad kažko nepraleisčiau ir kad galėčiau jums kuo daugiau viską išsamei, nuodugniai papasakoti, kad kuo mažiau klausimų liktų. Nes visiems vis dar kyla klausimų, tai kaip valytis, kokie požymiai, ar tikrai ten tos kirmelės pro visur lenda, kaip kai kas rodo ir visi kiti klausimai, kurie kyla. Tai gal dar palaukim kelias minutės, kol prisijungs, kas nori prisijungti, bet aš turbūt po to pradėsiu kalbėti ir tikiuosi man pavyks šį laivą išsaugoti ir kas norės, galėsit prasižiūrėti jį vėliau. Klausimus man gal uždavinėkite šiek tiek vėliau arba galite iš karto, aš jau kas atsisuksiu juos, nes aš visus klausimus iš tikrųjų čia virš 30 klausimų esu turbūt pasirašius. Ir aš juos visus praeisiu, o tada, jeigu kils papildomų klausimų, galėsite man užduoti po visų papasakojimų. Klausimas, man atrašykit, ar jūs mane gerai girdit, ar aš nelaginu, nes atsijungiau Wi-Fi, kad nestriginėtų mums įrašas, tai parašykit ir aš tada pradėsiu kalbėti. Kas mane mato, kas žiūrite, ar aš telkit žinutę, ar mane gerai girdite. Kas nors, parašykit, gerai girdite. Gerai, ačiū, puiku. Tai aš iš karto ir pradedu, kas prisijungsite, galėsite atsisukti, pasižiūrėti laivą, kam aktualu bus. Tai pradedu nuo pradžių. Kokie buvo mano simptomai ir kokia mano buvo pati pradžia su parazitais ir iš kur pas mane jie atsirado šitą temą iš viso. Tai prieš kokius 8 metus aš šią temą po truputį pradėjau analizuoti ir ją gilintis, nes mano vaikai turėjo labai daug įvairių sveikatos problemų. Aš aišku su gydytojais, su visais vaistais, tuos įvairius simptomus mes visai kaip narpliodavom, bet man vis nesusirišo galai, kol aš galų gale pradėjau tuos googlinti parazitus ir atradau, kad labai daug simptomų, kurie yra pas mano vaikus, iš tikrųjų gali būti susijęs su parazitais. Tada prieš 8 metus tos informacijos buvo labai nedaug, lietuvių kalba buvo vos keli įrašai kažkur tai ten tinklapiuose, kuriais aš su daugeliu po to dalindavausi, o vėliau jau perėjau prie užsienio įvairios literatūros ir įvairių šaltinių ir įvairių forumų ir visokių kitų mamų atsiliepimų, kol aš tikrai išsianalizavau, kad didžioji dalis sveikatos problemų pas mano vaikus ir pas mane kyla iš parazitų. Noriu užbėgti taip į priekį ir pasakyti, kad tų simptomų yra labai daug, kuriuos gali įtakoti parazitai. Bet jokiais būdais nereiškia, kad mes, jeigu juos išsivalysim, visi tie simptomai ir išnyks. Nes yra begalės persipinančių simptomų, kurie yra ir nuo parazitų, ir nuo grybelių, ir nuo sunkiųjų metalų, ir nuo įvairių lėtinių ligų, ir nuo visokių epšteinų, barų, virusų, pelėsio organizme ir daug visų kitų priežasčių galimų. Tačiau simptomai aš visą laiką skaitau, kad yra tokia viena iš kertinių pradinių vietų taškų, nuo ko mes pradedam. Pirmą išsivalome organizmą nuo parazitų, o tada jau žiūrim, kurie simptomai mums nueina, kurie lieka ir tada jau galime ieškoti kitų problemų. Ten kartais mums reikia net ir kažkokiais papildais ir mineralais pasipildyti ir nebūtinai tai gali būti parazitai. Tai nuo ko prasidėjo mano ir ką aš pastebėjau pas savo vaikus ir savo šeimą. Aš susakau, net susirašiau. Tai pas mano abu vaikus buvo atopiniai dermatitai, maisto netoleravimas, kas susijęs su atopiniu dermatitu, labai dažni sirgimai. Savaitę sveiki, kokias 2-3 savaitės serga. Nuo slogos daeidavo iki bronchito. Nuolatiniai pilvo skausmai ten nuo kokių ten 3-4 metų prasidėję. Dantų griežimas naktį, miego apnėja, kur miego metu tiesiog sustoja kvėpavimas ir kelias sekundės vaikas nekvėpuoja.
Kosulys naktį būdavo užmiega ir pradeda kosė, per miegus, kol būna net kartais ir apsivėmė. Čia beje yra vienas iš askaridžių simptomų. Vidurių užkietėjimas, refliuksas gydytojų pripažintas ir vaistai buvo net išrašyti. Pasikartojantis labai dažnai kelis kartus per metus ausų uždegimai, nenoras valgyti arba priešingai begalinis valgymas, kur būdavo sūnus galėdavo suvalgyti 7, 8, 9 lietinius per vieną kartą. Begalinis saldumynų poreikis, būdavo cukraus pasiema ir indelį tiesiog su šaukštu valgo cukrų. Užpakalio niežėjimas naktį, rankų bėrimai, vaikam yra va čia va, jeigu beria tokiais smulkiais, tokiais va, švitrinio popieriaus tokiais spuogeliukais, tai čia yra irgi vienas iš parazitų simptomų. Ūmus pilvo skausmai, kur, pavyzdžiui, dukrą net vežėm į priimamąjį, ten, aišku, pripaišyta buvo šlapimtekių uždegimas, kas visiškai neturėjo jokių panašių simptomų ir kai, aišku, pradėjau tą antiparazitinę savo karjerą, daugelis šitų visų simptomų baigėsi. Mano kas pastebėti pačiai simptomai, tai nuolatinis galvos niežėjimas, virškinimo problemos, užkietėjimas, dujos, ypatingai po nėštumo man daug, kas su viduriais pasireiškia. Pienligė nuolatinė 20 metų pasikartojanti, sinusitai po kelis kartus per metus iki antibiotikų, gerklės skausmai, praradimai balso, kosuliai po mėnesį, pusantro ir 2, kylančios rūgštys, kelio sąnarių skausmai, keistas jausmas vienoje ausyje ir atrodo tiek. Tai kai mes pradėjome vartoti antiparazitinius preparatus, daugelis simptomų tiek pas vaikus, tiek pas mane baigėsi. Šalia to mes dar prieš 8 metus, šalia antiparazitinių visų dalykų, ką mes pradėjome ir nuo ko mes iš viso startavome ir pradėjome savo tą sveikesnį gyvenimą ir vis jį gerinam, tobulinam, vis daugiau įvairių priemonių įtraukiame į savo tą gyvenimą. Tai mes įtraukėme prieš 8 metus eterinius aliejus. Jie pas mus paraleliai keitė daugelį vaistų, kol turbūt šiai dienai 98% pas mus tik tais vyroja eteriniai aliejai. Tai jie, aš skaitau, kartu su antiparazitiniais daugelį visų šitų pažymėtų simptomų mums panaikino. Kas dar, aš paskaitysiu, kokie dar galimi parazitų simptomai, kad jūs mąstysit pagal savo savijautą ir realiai sakoma, jeigu kokie 5 požymiai jau jums maždaug atitinka, tai galite būti tikri be tyrimų, kad jums yra parazitų. Tai gali būti ir pykinimai, pilvo pūtimai, refliuksai minėjau, blogas burnos kvapas, staigus svorio kritimas arba atvirkščiai svorio priaugimas ir negalėjimas numesti, skrandžio skausmai, niežėjimai, odos įvairūs niežėjimai, bėrimai, astma, egzemos, dermatitai, visa tai irgi gali būti susijęs su parazitais. Niežėjimai, bet kaip minėjau, pas mane galva niežėdavo, aš tiesiog jausdavau man niežti galvą, galvodavau, kad čia pleiskanos kažkokios ar dar kažkas, bet visi šitie simptomai man baigdavosi būtent po suvartojimo antiparazitinių, šienligė gali būti. Beje, aš turėjau irgi atsiradusi šienligę kokių gal apie 30 metų, gal 27 metų man neatsirado ir kokius 5 metus kartojosi, iki kol aš būtent nepradėjau antiparazitinių vartoti ir dabar 8 metai man šienligės visiškai nerasta. Nuovargis, mieguistumas, nemiga, ypatingai prabudimas nuo 1 iki 3 nakties, tada irgi parazitai būna eina lauk ir jie sukelia tą tokią nemigą. Depresija irgi gali būti parazitų simptomas. Beje, kažkur buvau užmačiusi, kad netgi narcisizmas yra susijęs su parazitais. Jie irgi įtakoja šitą, kai kas skaito sutrikimą. Dantų griežimas, nuotaikų svyravimai, galvos skausmai ir migrenos, atminties problemos, sunkumai susikaupti, nepaaiškinamas dirglumas, dažnos infekcijos, dažni susirgimai, temperatūros, tarkim, ta 37 laipsnių temperatūra ilgai besilaikanti, padidėja limfmazgiai, sąnarių raumenų skausmai, energijos kritimas, geležies trūkumas ir nepaaiškinama anemija, taip pat yra parazitų vienas iš simptomų. Aš šitą labai dažnai stengiuosi priminti, nes šiai dienai labai daug kas su geležies trūkumu
kovoja ir aš visą laiką rekomenduoju pirmą išsivalyti parazitus, o tada jau vartoti tuos visus papildus. Prabudimas naktį su nerimo ar širdies plakimu, potraukis labai saldumynams ar rafinuotiems angliavandeniams, perdintam maistui ir panašiai. Moterims gali būti menstruacijų ciklas, PMS, prostatos uždegimai, sumažėjęs lytinis potraukis, nuolatinis nuovargis, akių paraudimai, akių niežėjimai, sinusų uždegimai, spengimai ausyse ir tamsūs ratilai po akimis. Tai čia tokia visa puokštė. Jeigu bent save matote bent 5-7 iš šitų išvardintų simptomų, tai aš jau rekomenduočiau prasivalyti bent porą kartų metuose parazitus. Dabar kaip mes parazitais užsikrečiame? Labai įvairiai, tų būdų yra begalė, tai nuo vandens, kurį gerime, netgi iš vandentiekio, jau nekalbu apie visus, ko net niekad nepagalvodavau, plaukimus ežeruose, upėse, užsienį visuose vandenyse, jų gali prilysti ir per ausis, ir per nosį, užtenka vienos nedidelės bakterijos. Yra atsiliepimų, kur tikrų istorijų, girdėjus, kur pasakojus, kažkur moteris Meksikoje prisiplaukė tiesiog vandenyse, ją įlindo per kažkur ir smegenyse susidarė auglys, kurį reikėjo operuoti, kol po to jau biorezonanso aparato pagalba išsiaiškino, kad būtent smegenyse pas ją yra kažkoks parazitas, jį panaikinus, jai nebeprireikė tos operacijos. Tai vaikščiojimas basomis per žemę, per įvairius dirvožemius irgi galite per padus prisitraukti, dirbant dirvožemė žemėje, irgi rankos nešvarios, tiesiog žemėtos prisitraukti, obuolį nusiskynėte, vaikai tarpusavį darželį čiupinės vieni su kitu, šunis turime, sušiai visos mėsos nedakeptos, žuvis žalios, naujagimiai atsineša parazitus iš mamos ir taip mes juos gauname. Nėra tokios galimybės nei vienam apsisaugoti nuo parazitų 100%. Anksčiau buvo manoma, kad mes taip švariai gyvename, mes jau čia visi civilizuoti, rankas plauname, ten maistą plauname, mes čia viską gražiai apdirbame. Nėra tokio būdo išvengti jų niekada 100%. Visi mes jų turime, daugiau ar mažiau, priklauso jau nuo mūsų imuniteto, nuo mūsų skrandžio, ar jisai ten pakankamai gamina rūgšties, ar mes, žodžiu, pakankamai sveikai ir tinkamai maitinamės, ar mes dar kažkokius kitus užsiemam kitais dalykais, kas mums pagerina mūsų organizmo stiprumą ir apsisaugojimą nuo parazitų. Dabar klausimas, ar parazitai šalinasi gyvi, ar mes jau jų kažkaip nematom. Čia labai buvo sukeltas bumas toks, kur buvo prirodyta parazitų, kiek ten jų traukiama, daug ir kiekiais kokiais. Ir aš gaudavau be galo, be krašto kiekvieną dieną krūvą jūsų žinučių su baime, kad jums baisu arba atvirkščiai, kodėl jūs valotės ir nieko nematote. Tai Eva Diva padarė nuostabų darbą, pasakodama ir visiems pranešdama, kad visi mes turim parazitų ir juos reikia valytis. Tai yra 100% taip, bet viena vieta buvo su tais visais parazitais, ko aš, kaip suprantu, jinai pati irgi nežinojo, aš irgi taip stebėjau kurį laiką ir galvojau, iš kur čia tuos parazitus taip traukia, nes jų realiai tokių nebūna. Šiaip parazitai yra arba balti, gelsvi, balkšvi, jų rudų tokių nėra, tokių rūšių. Tai aš iš karto, kad jums būtų aišku, yra tokios mimoza pudica sėklos, aš jas pati irgi geriu, nes nesenai apie jas sužinojau. Tokios mažytės, matot, tokios mažytės sėklytės, jos yra labai gerai nuo parazitų, plus jos tokios kaip čia sėklos. Nežinau, kaip matos, tokios kaip čia sėklos. Ir jas, jeigu sumaišyti su vandeniu, jos labai stipriai išbrinksta. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Čia jos pas mane su vandeniu išmaišytos. Ir pažiūrėkite dabar, taip jums vaizdžiai, pažiūrėkite, jeigu jas, čia jums vaizdas, prašau. Ir pas mane jos yra grynos, ta prasme, sėklytės nesumaltos, tai jeigu tas sėklytės sumalti, tai jos darbus, prašau, ir galite traukti tokius, kiek norite, jų daug. Ir jeigu nieko nepavalgyti, ar dar kažkas taip labai gražiai žarnynas išvalytas, ir tada atrodo, kad jos jums sudaro tokius parazitus. Tai
šitos sėklytės gali būti vienas iš tų variantų, dėl ko buvo traukiama ten tokius didelius kiekius ir visus gazdinama ir visi išsigandę. Ir visi man rašėt, kodėl jūs valotės ir tokių neištraukėte. Buvo atsiliepimų, man ir siuntėte nuotraukų, kur tokias baltas kirmelytės ištraukėte, aš gal kada nors įdėsiu į savo storius parodyti. Tai vėlgi daugelis bijote, kad jos gali pradėti lysti per akis, per burną, per nosį, ar ten per išangę, ar vaikam, ar kažkam. Šitie atvejai yra ganėtinai reti, nes jos dažniausiai, apie mimozą čia matau atsiliepimas, tai jos dažniausiai išeina jau numirusios, jeigu jas pakankamai gerai ten tos žolelės ar vaistai, net jeigu gerite, jas, nužudo, bet jeigu žarnyno darbas yra ganėtinai greitas ir viskas ten greitai vystosi, jos kartais gali išeiti ir gyvos. Arba jeigu jų yra labai daug. Aš pas save istorijose esu pasakojus ir išsaugojus highlightą, kad moteris vaikui buvo sudavusi antiparazitinių vaistų ir vaikas tiesiog vėmė tom kirmelėm. Mano draugė lygiai tą patį pasako, kai jos mama prisigėrė maža būdama prūdę vandens ir po to ten irgi buvo blogai ir per gerklę jos visos ėjo. Tai tokių variantų yra, bet šiaip jie yra labai reti, dažniausiai jos suyra ir jūs net nematote, kaip jos pasišalina. Tai būna matosi, pavyzdžiui, labai gerai spalinukės kartais vaikam, pamperse gali matytis mažesniem vaikam, arba jeigu į paduką padaro, būna, sako, krypžda jos. Ir mano mama yra pasakus, kaip darželį dirbo, sakė, vaikai būna padaro ir podukė tiesiog va taip jų ten 100 krypžda. Tai va tada jos matosi. O šiaip mes jų fiziškai dažniausiai nematome. Tiek, kiek aš pati valiausi per 8 metus, tiek, kiek mano vaikai valėsi, mes niekada nesam traukę iš niekur, niekada aš nesu radusi, bet aš niekada nesiknisau ir neieškojau jų ir neanalizavau. Tai čia vėlgi kas kiek ieško, tas tiek randa, bet moteris man neseniai prieš kelias dienas siuntė nuotrauką, kur sakė, atsikeliu ryte ir tarp dantų randu tokią baltą gražią, ten kelias, sako, išsiskalauju ir randu. Tai tie variantai tikrai yra ganėtinai reti ir dažniausiai mes jų nematome, nes jų yra šiaip visur. Jos nėra, kai kas sudaro nuomonę, kad parazitai pas mus ten tos visos kirmelytės, tik tai žarnyne pas mus, tai ne. Jos pas mus ir smegenyse, ir raumenyse, ir kepenyse, ir visuose organuose, ir net kraujyje ten jų tų smulkių visokių ten tų yra. Ir žodžiu, mūsų visas organizmas tų parazitų gali turėti ir be išimties mes visi galim turėti. Kam negalima valytis parazitų? Tai visų pirma, nėščioms ir žindančioms moterims negalima, nes jūs, jeigu valotės parazitus, visi tie toksinai, kuriuos parazitai skleidžia, kai jie mirinėja, patenka kūdikiui, patenka vaikui per pieną, tai negalima. Dėl to visą laiką rekomenduoju išsivalyti parazitus prieš planuojant pastojimą. Išsivalymas jų pagerina ir pastojimą kartais. Tos, kas turi problemų, kartais užtenka išsivalyti nuo parazitų ir po kelių metų problemų pastoti, jos pastoja. Ir turiu tokių atsiliepimų ne vieną. Taip pat vaikams iki 3 metų irgi nerekomenduojama valytis, nors aš savo vaiką pradėjau valytis dar jam neturint metų laiko su cheminiais vaistais, nes jam buvo begalė daug simptomų, dėl to aš ir pradėjau juos valyti. Tuomet naudojantiems skystinančius vaistus, tai čia reikėtų gal pasitarti su gydytojais ir vartojant antibiotikus. Vartojant antibiotikus tiesiog organizmui yra per didelis krūvis ir man irgi dažnai būna rašot, ką daryti, vartojant antibiotikus, ar pradėti vartoti, ar nepradėti vartoti. Tai sugerkite antibiotikų kursą, bent 3 dienas palaukite, kad organizmas turėtų kur atsigauti, o tada antiparazitinius, nes per daug vienu metu visko bus. Dabar ar galima valytis susirgus, nes, pavyzdžiui, gripų susirgote ar panašiai. Aš kaip darau, jeigu mano vaikai jau matau, kad susirgo, peršalo, jau kažkas kabinasi, stipriau, silpniau, kosėja, slogos ir panašiai, temperatūra yra ar temperatūros nėra, aš vaikam duodu iš karto net paraproteksą. Tiesiog, kadangi ten yra tų įvairių žolinių ir priešvirusinių visokių tų antibakterinių ingredientų, aš tiesiog pagreitinu tą gyjimo momentą, ten ir eterinius aliejus duodu, ir narbatėlės, ir tepam, ir visą kitą darom, bet aš duodu antiparazitinius. Kartais suduodu tik tais ten kelias dienas ar savaitėlę, ten po kelias tabletės, tiesiog tokiam palaikymui.
O kartais, jeigu buvo seniau darytas valymas, tarkim jau praėjo kokie 3-4 mėnesiai, kaip mes nesivalėm ir jie susirgo, aš tada nuo to sirgimo suprantu, kad man jau laikas juos valyti ir tiesiog pastiprinti tą imunitetą. Kaip valyti dabar parazitus? Aš esu išbandžius per tuos 8 metus tikrai nemažai, valiausi ir diatominę žemę, valymas aišku pradėjom nuo chemijos, tai pirantelis ir vermoksas, tada diatominė žemė, moliūgų sėklos, juodasis riešutas, vaikams sugirdžius ne po vieną buteliuką, pelynas, bitkrėslė ir gvazdikėlė esu valius, bet tai yra beproto šlikštus reikalas, nes juos reikia susimalti, po šaukštelį gerti ryte vakare. Man visko prigėrus gyvenime buvo tikrai labai šlikštu atlaikyti ten tą mėnesį laiko, nes pelynas su visom tom žalėm tikrai jisai neįtin fainas, kai kam gal patinka, kai kas maišo su medum, bet ryte ir vakare per didelis krūvis ir suprantu, kad vaikam be šansų suduot. Plus aš nepajaučiu nuo šitų 3 žolių tokio efekto, kaip aš jaučiu nuo paraprotekso. Aš esu dar ne vieną preparatą išbandžius tokį miksą įvairių žolių. Man geriausiai veikia paraproteksas, apie kurį aš pasakoju. Ir kaip visą laiką sakau, jeigu tik rasiu kažką geresnio, pigesnio ir geriau veikiančio, aš visą laiką dalinsiuosi ir pati perėsiu, bet kol kas aš nerandu. Man net kyla minčių pačiai sukurti kažkokį preparatą pagal tai, ką aš žinau ir išbandžiau. Tiesiog noras, kad žmonės lengviau turėtų priėjimą ir kad valytų lygiai taip pat gerai, nes su paraproteksu turim tą problemą, kad reikia išsiųsti, savaitę laukti, plus ten sumos yra ribotos, nuo kada galima patiems užsisakyti. Tai yra šiek tiek nepatogumų. Kuris metodas geriausiai ir greičiausiai pašalina parazitus. Tai, kaip minėjau, gali būti įvairių žoliniai preparatai, pavienės kažkokios tai žolės, pavienės tinktūros, kažkokie miksai preparatų, tai man paraproteksas geriausiai veikia ir tada vaistai tokie kaip vermoksas ar pirantelis. Vaistų aš nerekomenduoju gerti, visų pirma tai chemija, antra jie tuos parazitus žudo staigiai, per vieną tą kartą juos ten visus paralyžuoja ir jie nespėja visi vienu metu pasišalinti, jie tada ten yra, lieka ir tai nėra pats geriausias būdas. Vienintelis dalykas, kada aš net ir jums, kai su jumis susirašinėjau, būna rekomenduoju išgerti chemijos, kai jau matomi labai stiprus simptomai. Būna man rašo, vaikas ten verkia, pilvas skauda, kelintą dieną negali ir kažkaip ir matom pagal dar kitus simptomus, kad tikrai parazitai ir užsisakinėti, laukti ten tų žolinių, pradėti gerti, jie pradeda vis tiek viskas lėčiau vykti. Tai aš kartais už tai tada, kad staigiai nuimti tą tokį ūmius simptomus, bet vėlgi aš ne gydytoja, čia primenu, žinokit, čia tik sakau savo patirtį, ką aš esu pati dariusi ne vieną kartą. Tai taip numušu su cheminiais vaistais, o po to jau vis tiek aš einu prie tų žolinių. Tai aš taip darydavau pačioj pradžioj, pirmus kokius 2 metus aš maišydavau žolinius su piranteliu vaikams. O po to jau, kai atradome, kad yra tas nuolatinis valymasis, man nebereikia jau tų visų sintetinių preparatų. Kiek laiko valytis? Priklausomai su kuo valysit ir ką naudosit. Dabar, kas liečia, aš galiu apie paraproteksą sakyti panašiai ir tas pats, jeigu ten gerti pelyną, bitkrėslę ir gvazdikėlį. Anksčiau ir kai aš pradėjau vartoti prieš 8 metus, nurodymai būdavo tokie 30 dienų gerti. Tų 30 dienų aš matydavau pradžioj, kad šiek tiek neužtenka, aš didindavau vaikam iki 35 dienų. Bet per visus tuos metus aš pastebėjau taip, kad 2 kartų per metus yra tikrai mažai. Šiai dienai, prieš 8 metus užtekdavo 2 kartų per dieną, šiais 2 kartų per metus, šiais laikais nebeužtenka. Nežinau, iš kur jie, kaip, kas ten dauginasi, bet masiškai. Ir tai matau iš daugelio įvairių specialistų, jie irgi rekomenduoja tai daryti jau 3-4 kartus netgi per metus tie, kurie taip, jau stipriai tą sveikatą užsiema. Jeigu profilaktiškai, aš kartoju bent 2 kartus per metus. Rudenį ir pavasarį išsivalykite ir jau bus gerai. 1 kartą tikrai mažai. Dabar dėl laiko 30 dienų yra mažai, nuo 40 iki 45 dienų. Toks, sakyčiau, yra terminas, kurio reikėtų laikytis. Mažiau irgi neišvalo, arba išvalo, bet aš ką pastebėjau iš savo patirties, po kokių 3 mėnesių arba anksčiau
pradeda vėl tie simptomai grįžti, tai aš padariau tokį išvadą, kad jie tiesiog iki galo nenusimuša. Lygiai tą patį man paantrino ir patvirtino gydytojas, su kuriuo aš diskutavau, kuris 20 metų būtent užsiema tais visais parazitais, jų valymu ir natūraliais, ir su cheminiais vaistais, ir su natūraliom priemonėm. Jis tą patį sakė, nežinau kas yra, bet aš visiems pacientam rekomenduoju 45 dienas vartoti antiparazitinius. Taip, ar būtina laikytis specialios dietos, ar svarbi speciali mityba, valantis nuo parazitų ir ar užtenka, pavyzdžiui, gerti kažkokį preparatą, tarkim paraproteksą. Tai dabar taip, kas liečia dietas. Aš esu ir pas save highlightą ten išsamiai surašius rekomendacijas, ką rekomenduotina daryti, bet tai yra visą laiką tuo tokiu idealiu variantu, jeigu jūs tai galite padaryti. Atsisakyti visų sunkių produktų, ten tarkim mėsų, pienų, miltų, cukrų ir pralengvinti savo mitybą, daugiau vaisių, daržovių ir tai, kas mums lengva, kas lengviau pasišalinti, kad organizmą neapkrauti, kepenų neapkrauti ir kad tas valymas jis vyktų lengviau. Bet tai yra idealiam pasaulyje. Mūsų pasaulyje, kur visi nori valgyti, gerti, naudoti, miegot, nemiegot, jiem norisi vienos tabletės, tai aš sakau, taip, bent jau darydami tai, ką jūs darote ir valgydami tai, ką jūs valgot, jūs bent jau prasivalykite su kažkuo. Tas efektas vis tiek bus. Jis gal netoks stipresnis, galbūt ilgiau tai užtruks, bet vis tiek efektas bus. Matau klausimą, ar gali mausti pilvą? Gali. Aš dar papasakosiu apie simptomus, kokie gali būti valantis. Jų daug yra ir daug įvairių ir visiems skirtingiems žmonėms skirtingi jie pasireiškia. Tai pavyzdžiui, mano vaikai ir aš prasilengvinu tą mitybą, aš ten ir tų saldžių ir miltų atsisakau, nes parazitai minta miltiniais, tarkim, patiekalais, taip sakykim, krakmolingais ir cukrumi. Tai jeigu jums pavyktų eliminuoti tuos saldžius cukrus ir miltus, tai būtų tobula. Bet mano vaikai, kaip sakau, ryte suvalgo blyną, užsigeria paraproteksą ir aš pagal simptomus matau, kad jisai vis tiek veikia. Tai čia tokia mano patirtis. Bet kas liečia mitybą, nėra, kad ten reikėtų keto, veganiškai, dar kažkaip tai maitintis, visos mitybos, ką jūs valgote, kiek jums tai yra patogu, komfortiška, jūs tai darykite ir kiek jūs galite atsisakyti, tiek ir atsisakykite. Aišku, kuo geriau būtų įtraukti į mitybą ten tų česnakų, svogūnų, ciberžolių, imbiero, kuo čia dar fermentuotų produktų, kas žarnynui gerai, karčių produktų kažkokių, nes kartus produktai irgi nepatinka parazitam, pavyzdžiui, ten papajos sėklų pavalgyti, jos irgi karčios ir muša tuos parazitus. Tai viskas, ką jūs pridėsite į savo mitybą, tai netimsit, bus tik geriau. Ar įmanoma sužinoti, kurioje vietoje yra parazitų? Ne visada, kai kurie tyrimai parodo, yra, pavyzdžiui, kraujo tyrimai, galima pamatyti, kad kraujyje jų yra, aš pati esu dariusi, iš gyvo kraujo lašo kišo po mikroskopu ir mato, kokios yra bakterijos, virusai, parazitai, ten pelėsiai, viskas kaip ir matosi. Matosi per biorezonansą, kur aš irgi turiu, bet jie linkę migruoti, tą aš galiu pasakyti. Matos ten, pavyzdžiui, žarnyne, matos kažkur užkrečio liaukų, smegenys rodo tam tikras vietas, bet būna vienu metu tu žiūri rodo vienus, kitu metu žiūri rodo kitus. Tai faktas, kad jie migruoja. Ar parazitai gali sukelti inkstų akmenis ir cistas? Parazitų išskyros gali formuoti uždegiminius, aš net pasirašiau uždegiminius židinius, kurie būtent prisideda prie tų inkstų akmenų ir cistų susidarimo. Kažkas man rašė komentarą, kad aš nusišneku, kai šnekėjau apie tulžies pūslę ir kad ten tulžies pūslyje gali būti tų parazitų. Tai aš nenusišneku, aš mačiau nuotraukas, aš mačiau tyrimus, kuriais remiantis tai buvo teigta. Tai negalima teigti, kad visiems pas ką ten tulžies pūslė išoperuojama ir pas ką yra akmenys, kad būtent tik ten parazitai ir nuo parazitų ir panašiai, bet viena iš tokių teorijų ir galimybių yra.
Ar tiesa, kad žarnyne turi likti kažkiek tai parazitų? Tai ne, mums tų parazitų nereikia, mums pakankamai, kad mūsų ten mikroflora veikia ir be jų. Bet aš nežinau, ar įmanoma, šiaip jeigu mūsų mityba pakankamai normali, mūsų ten kepenys neapkrautos, jos gerai dirba, pakankamai jos gerai ten viską šalina, kad mes galim tų parazitų, ilgesniais periodais išvengti, arba jie patekę pas mus į organizmą tiesiog, neturi geros terpės tam išgyventi. Tai taip galima, bet didžioji dalis mes taip gyvename, kad mums sunku jų išvengti. Kokius tyrimus galima atlikti saugusiems ir vaikams? Ir ar reikia tos tyrimus atlikti? Prieš 8 metus, kai aš pradėjau tą karjerą savo parazitų, man gydytojai, kai aš su jais diskutuodavau, jie sakydavo, taigi nueikit, pasidarykite tyrimus, išmatų tyrimus, vaikam padarykite ir jūs viską žinosite. Tai aš buvau ta, kuri jau ir per savo praktiką dariau tos išmatų tyrimus, kelis kartus, nešiau ten ir nieko neranda, viskas tobulai, o vaikas nusidraskęs, naktim nemiega, žodžiu, visas dermatitas, valgyti nieko ten negali, produktai vos 10, kiek aš galiu valgyti ir jisai, nuo bet kokio žipsnelio pipirų jį ten išberia visą, žodžiu, ir man sako, ne, nieko nėra, jokių parazitų nėra, viską, žodžiu, gyvenkit, tepkit hormoniniais tepalais ir viskas bus gerai. Kol aš sutikau vieną nuostabų echoskopuotoją, kurio užklausiu. Aš tada eidavau per visus gydytojus ir visų klausinėdavau, kaip vyksta, kas vyksta, kodėl čia, kaip ir panašiai. Ir man tas gydytojas pasakė, jeigu jūs tirsite vaiko kakutį 3 dienas iš eilės, nes ten parazitai pasislėpia, jie nebūtinai ten tos kiaušinėlius išskiria kiekvieną dieną, ten daug, jie labai protingi, jie ten žino, kaip pasislėpti. Klausimą matau, vėliau grįšiu. Ir jisai sako, tai jeigu 3 dienas iš eilės darysitės, jūsų testo patikimumas bus 40%. Aš sakau, tai kodėl liepia visi eiti ir pasidaryti tuos tyrimus ir, žodžiu, nieks net nekalba daugiau. Sako, o gyventi kažkam tai iš kažko reikia. Tai aš nuo tos minutės jokių tyrimų nebedariau. Aš vadovaujuos grinai simptomatika ir aš per tiek metų ant tiek jau pažįstu ir savo vaikų kūnus, ir savo kūną, kad man užtenka dabar tų kelių sudedamų simptomų, iš kuriuo aš sakau, viskas, jau mes turim parazitų, laikas valytis. Taip, ar valantis parazitus galima pamatyti juos, tai aš jau atsakiau šitą, ar gali pasišalinti per burną, gali, bet tie atvejai tikrai yra labai reti. Dar dažnas klausimas, kurį aš gaunu, kurie, pavyzdžiui, valotės pirmą kartą, ar planuojatės valytis, ar galvojate apie valymą, jūs baisiausiai gąsdinatas, aš bijau, kad man eis per burną. Tai aš sakau, jeigu jūs bijote, tai jūs gyvenkite su jais ir tegul jie saugiai gyvena pas jūsų organizme ir ten jie tegul daro, ką jie daro. Arba susijemat ir valot. Nėra kito varianto. Aš užgarantuoti, kad jums jie per gerklę neišeis, negaliu. Bet kuo jūs ilgiau dėlsite, tai jie tada gali pradėti eiti per gerklę, net neprireiks jiem jokių antiparazitinių vaistų, jie jums išeis per ligas, šiaip kažkas tai atsitiks su skrandžiu, su pilvu, kur jau nebesuvirškinsit jų, ir išvemsite be vaistų. Tai aš visą laiką už tai, kad tiesiog valytis. Jei valysim ir neturėsim parazitų, ar tai pakenks? Ne, nepakenks. Neturėti parazitų mums tikrai nepakenks. Kiek laiko galima vartoti paraproteksą? Tai kaip minėjau, 45 dienas aš rekomenduoju, yra variantų ir iki 3 mėnesių, aš pati esu išbandžius gerus 2 mėnesius atgerti, nieko kitaip nepastebėjau, man viskas tas pats. Tai mano toks patarimas, jeigu valomės iš viso pirmą kartą, 10-20 metų buvo nieko nedaryta, nevalyta, išsivalyti mėnesį laiko, mėnesis pertrauką ir mėnesį laiko vėl valom, o tada 2 kartus per metus. Toksai mano patarimas. Arba jeigu nenorite mėno daryti to tokio kurso, tai tada iš karto prasivalyti kokias 45 dienas, o tada jau stebėti savo simptomus, ką jūs jaučiate, kas grįžta, kas negrįžta ir žiūrėti, kada sekantį kursą sugerti. Ar visi parazitai pasišalina per išangę, ar kartais reikia juos traukti rankomis? Tai labai retai juos reikia traukti rankomis. Būna kartais kaspinuočiai tokie, jie ilgi būna ir iki 10 metrų, ir iki 15 metrų net yra, kurie užauga. Yra jaučio kaspinuočiai, yra kiaulės ten tie kaspinuočiai, bet ten jau reti atvejai ir jau išskirtiniai. Tai jau čia beje, buvo klausimas, kokie parazitai pas mus parazituoja ir kokie gali būti. Čia irgi toks ganėtinai ilgas klausimas.
Aš apie jį artimiausių metų pasidalinsiu storiuose. Kas neužtaikysit, sudėsiu viską į parazitų highlightą, galėsite užeiti ir persižiūrėti, nes aš sudėsiu, kokie jie būna, kokie galimi simptomai, kaip jie atrodo, nes parazitai neįsivaizduokit, kad visi yra, daug kas įsivaizduoja, kad sliekai. Parazitas tai yra sliekas. Ne. Parazitų yra nuo milimetrų, tos polinės, pavyzdžiui, ten irgi kelių milimetrų, gali būti pusę centimetro, tarkim, iki tų daug metrų, iki tokių askarydės apie 15 centimetrų yra. Ir jų yra daug, begalį įvairių rūšių, tai sudėsiu storiuose, galėsit peržiūrėti kada nors prie pietų skaniai. Kas kiek laiko reikia valytis. Tai šitą atsakiau. Mano manimu, aš valausi 3-4 kartus per metus, vaikam duodu jau apie 3 kartus per metus, bet aš stebiu pagal simptomus. Jau matau, kad jie man pradeda dažniau sirgti. Aš ką stebiu? Vaikai man pradeda, tarkim, dažniau sirgti, kas šiemet iš viso nepasikartoja. Šiemet dukra iš viso tik savaitę laiko kartu sudėjus sirgo nuo rugsėjo 1, sūnus gal kelis kartus daugiau, šiek tiek po kelias dienas. Tai sirgimas, užkietėja viduriai, pasiskundimas kokias 3 dienas, kai man pasiskundžia, kad jiems skauda pilvą, pavalgo ir pilvas skauda, pavalgo ir pilvas skauda. Tai man jau viskas, tie keli simptomai, kur aš jau matau, kad jau reikia pradėti ir aš juos valau. Aš nelaukiu daugiau. Anksčiau tos visos paletės laukdavau, nes nežinodavau, dabar man keli simptomai ir aš jau juos valau. Ar yra lašiukų vaikams, jeigu sunku suduoti paraproteksą? Nieko labai negaliu patart, yra Amerikoje vienas toks, kaip jisai dabar vadinasi, nepasakysiu pavadinimo, tokia su žalia ir mėlyna etiketė, man galite parašyti, dislaikas, tai man gali parašyti, aš atsiųsiu nuorodą, aš pati labai daug laiko į juos žiūrėjau, zeolitas, man atrodo, ten tas zeolitas, kaip jie ten. Tai jį purškalas toksai į burną, tai ten valo sunkiuosius metalus ir kartu parazitus, bet jis ganėtinai brangus, reikia siųstis iš Amerikos, tai aš dar pati taip vis dar dvejoju, bet parašykit man, aš atsakysiu. Daugiau Lietuvoje aš esu pirkus lašiukais juodąjį riešutmedį, jisai labai skanus, bet vienas joks augalas iš mano patirties neišvalo parazitų, netgi pelynas, jeigu jį gersite vieną, jisai nieko jums iki galo neišvalys, tikrai. Profilaktiškai labai fainai, labai gerai pagerti ten kelias savaitės ir kažkaip, vieni sako, tik 2 savaitės galima gerti, aš, pavyzdžiui, su gydytoju išnekėjausi 45 dienas man davė jį gerti ir aš geriau jį, man kaip ir viskas gerai buvo, bet aš už tokius, miksus. Aš tik miksų matau variantą. Paraprotekso įsigijimą, dar pakartosiu pabaigoj, galit man parašyti žinutę, aš jums atsiųsiu nuorodą ir aš padarysiu, kad po šituo postu pakomentavus parazitai, aš jums automatiškai žinutę atsiųsiu, kur ir kaip įsigyti jį. Taip, ieškome kirminų valantis, bet vis nerandame. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs jų nematote. Jau atsakiau ir pavyzdį jums parodžiau. Nebūtinai visi turit matyti. Jeigu daug papilomų organizme, ar tai gali būti susijęs su parazitais, gali būti, nes parazitai silpnina jūsų imuninę sistemą. Ir iš to gali atsirasti būtent virusai, kurie sukelia papilomas. Tai čia nėra taip tiesioginė priežastis, bet jie gali įtakoti. Naudojant parazitinius, bet kietėja viduriai. Taip, gali būti. Gali būti vienas iš simptomų, kad skystėja arba viduriavimas gali prasidėti, kitas gali būti, kad kietėja viduriai. Vienas dalykas, daug vandens reikia gerti būtinai. Tuomet skaidulų prijungti gerokai į organizmą, nes parazitai eidami, jie irgi teršia, jie išskiria toksinus ir jie gali kietinti vidurius. Ir dar gali būti, kad magnio trūkumas yra. Tai šituos dalykus pridėčiau, vanduo, skaidulas ir magnis ir tada žiūrėčiau, nes šitas dalykas yra. Būna žmonių, kurie pastebi pradėjus vartoti antiparazitinius, kad jiem padažnėja būtent tuštinimasis, tai irgi yra normalu. Suaktyvina visą darbą. Ar pakanka žolelių mišinių, ar būtina vartoti vaistus? Tai aš turbūt šitą atsakiau klausimą. Mano nuomonė, vaistai išskirtiniais atvejais turėtų būti vartojami. Taip, nejaučiu simptomų, ar valymasis vyksta.
Čia plačiau papasakosiu, tai asmeniškai labiau patiko milteliais maišusi su vandeniu. Apie zeolitą. Bandžiau zeolitą ir purškiamą ir milteliais. Man asmeniškai labiau patiko milteliais maišomi su vandeniu ir gaunasi žymiai pigiau. Ar nuolat valantis su Paraprotex galima išgydyti žarnyno problemas, aknę? Ir ar reikia valantis gerti gerasias bakterijas? Gerai, šitą klausimą atsakau. Nuolat valantis su Paraprotex jūs nebūtinai išgydysit žarnyno problemas, priklausomai kas yra. Žarnyno problemom jom būtinai reikia vartoti skaidulas, nes skaidulas padeda tvarkyti žarnyno darbą. Galit man atsiųsti žinutę, pasakysiu, ką aš pati vartoju. Aknė irgi susijus ir su parazitais, ir su žarnyno darbu, tai kartais žarnyno darbui reikia skaidulų, nes jeigu mes negauname pakankamai skaidulų su maistu, tuomet mūsų gerosios bakterijos neturi ką valgyti ir jos tada prasigraužia mūsų ten žarnyno sienelės ir gleivinę ir tada pasidaro įvairios žarnyno problemos ir įvairios sveikatos problemos. Tai čia vien išsivalyti jums tikrai nepakaks. Čia reikia išsivalyti skaidulų būtinai, omega-3, nes omega-3 mažina uždegimą organizme, čia būtinai. Ar valandas reikia gerti gerasias bakterijas? Ne. Žiūrint, ko valysitės. Jeigu išgersite pirantelio ar vermokso, tai jums ten viską išvalys ir gerą, ir blogą, tai taip. Su Paraprotexu nėra būtina, bet gerosios bakterijos šiaip aš rekomenduoju pagerti, tarkim, kursais, jeigu nėra didelių problemų, kokį mėnesį sugerti kursą, ten į metus ar kažkiek, tai mes, pavyzdžiui, irgi su vaikais prageriame gerasias bakterijas. Jeigu yra vartota kokie nors antibiotikai, tai žarnyno darbą iš karto jums išmuša ir tada reikia gerti 3 mėnesius gerasias bakterijas, bet šalia ir probiotikus, kad jūsų tos gerosios bakterijos turėtų ką valgyti. Tikiu, aš šitą klausimą atsakiau. Kokias skaidulas rekomenduot? Aš rekomenduoju zinzino, nes aš pati jas geriu ir pati pasakau, kaip susitvarkiau rankų problemas, bet prie skaidulų grįšim, nes jeigu čia nueisim, tai mes 3 valandas šnekėsim šitą laivą. Ir aš taip tikiuosi, kad po valandos mano laivas išsisaugos, nes jau kalbu netoli valandos. Tai dabar apie simptomus, ką galime mes jausti, pradėjus valyti su antiparazitiniais preparatais, nesvarbu, kokie jie būtų. Ar Paraprotexas, ar tos žolelės, ar visi vermoksai, išmoksai ir panašiai. Vermoksai gali sukelti daugiau simptomų, nes jis yra vaistas ir ten kepenys veikia ir visa kita, tai gali būti tokių daugiau šalutinių. Tai taip, simptomai nuo paprasčiausių galvos skausmas, silpnumas, mieguistumas, pykinimas, vėmimas gali būti, užkietėję viduriai, paleisti viduriai, peršalimo simptomai, slogos padėjusios, kosuliai, būna vaikai irgi, ir mano vaikam, ir esu gavusi sekėjų atsiliepimus, kad vaikai pradeda taip šlapiai kosėti. Čia irgi yra ženklas, kad valos ir tos gleivės, ir ten tų parazitų mes visur turim, ir va, tas išsikosimas yra gerai. Tai jeigu pradėjus antiparazitinius prasideda kažkokie va tokie peršalimo simptomai, jokiais būdais nemalšinkite jų vaistais, jokiais būdais, nes jūs užkirsite kelią ir padarysit blogiau. Jeigu tai nėra kažkaip labai drastiškai ir blogai, daug vandens, daug skysčių, pralengvinti mitybą, sugerti kokio angliuko galima, sugerti diatominę žemę, ten irgi sutraukia tuos toksinus, padeda sutraukti, bet lengviausias toks turbūt prieinamas visiems tai angliukas, ką jūs galite palengvinti savo tuos simptomus. Tada gali pastiprėti geriant antiparazitinius, gali pastiprėti įvairios alergijos ir bėrimai. Čia irgi yra vienas iš valymosi simptomų, nes mūsų oda yra vienas iš didžiausių valymosi organų ir jeigu mūsų kepenys ir žarnynas nesusitvarko ir pro ten negali normaliai išleisti ir neturi apsauginio viso to barjero, tai mums išeina tai per odą ir tai yra normalu, vėlgi reikia neišsigąsti, vėmimas, skausmai, peršalimo simptomai suminėjau. Dabar svarbu, pradėjus valyti, stebėti savo savijautą. Jeigu jūs matot, kad jums ten silpna ir jūs nebegalite, ten pykina galvą, skauda, plyšta ir panašiai, negerkite jokiais būdais pilnos dozės. Aš visiems rekomenduoju, kad ir kokį preparatą jūs vartosite, neskaitant cheminių vaistų, bet jeigu bet kokius žolinius preparatus vartojate, vartokite nuo, tarkim, pirmą dieną trečdalio dozės. Tai, kas jums priklauso, vartojate trečdalį dozės. Tada jeigu pirmą dieną normaliai jaučiatės, antrą dieną jūs galite, pavyzdžiui, pusę dozės sugerti. Tas pats ir galioja vaikams. Ir tarkim, 3-4 dozę jūs jau galite gerti pilną dozę.
Jeigu po savaitės, būna tokiu atveju, po savaitės ar po 2 man rašot, kad jums ten blogai ir viskas ten blogai, tai tuomet mažinkite dozę, didinkit vandens, sugerkite angliuko, duokit kūnui biškį poilsio, pralengvinkite mitybą. Nekimškite mėsų, kas jums dar labiau viską apsunkina, sunkiau viskam išeiti, pasišalinti, sunkiau virškinti ir sunkiau išeiti į tualetą. Kas dar labai svarbu, išėjimas į tualetą labai svarbus, turite išeiti 1 kartą per dieną. Ir jeigu, tarkim, pas jūs labai didelės problemos su tuo, netgi galbūt prieš pradedant valytis parazitus, reikėtų pralengvinti mitybą, kad pas jūs tas žarnyno judėjimas vyktų. Nes įsivaizduoju, kad jūs sugersit vaistų ir kokias 2 dienas jūs neišeinat į tualetą, tai jums visas tas nuodas cirkuliuoja organizme, faktas, kad jums bus blogai. Tai čia reikėtų jau atkreipti dėmesį, bet iš kitos pusės yra tikrai nemažai žmonių, kurie turi ten tuos užkietėjusius vidurius, kurie neišeina kelias dienas ir ilgiau į tualetą ir jie pradeda gerti antiparazitinius preparatus ir jie sako, kad pradeda išeidinėti į tualetą reguliariai ir, žodžiu, ir susitvarko tas žarnyno darbas. Taip, kas geriau valantis keto ar augalinė mityba, tai jau šitą klausimą atsakiau. Beje, kai kas man rašote, kad gerai, aš gal pasakysiu apie atsiliepimus po išsivalymo. Aš apie savo pasakiau, kokie pas mus buvo simptomai ir kas mums praėjo būtent po išsivalymo. Tai kitų žmonių atsiliepimai, ką aš esu gavusi, būtų gerai, jau kas klausote ir turite kitos geros patirties, parašykite man žinutės, nes jūsų išgėrėt Paraprotex ir kitus preparatus 500 ir daugiau šeimų per mane, kas praėjote. Per tos 2 metus, to aš atsiliepimų turiu gal iš ten 30-40 iš jūsų, tai būtų įdomu jūsų atsiliepimus išgirsti. Tai yra moterų ir ne viena, kuri pastojo po išsivalymo, nors buvo kelių metų negalėjimas pastot, susitvarkiusi oda, atsiradęs apetitas, susireguliavo tuštinimas, nustojo norėti kavos, nustojo norėti saldumynų, praėjo labai stiprus dermatitas, baigėsi šienligė, sumažėjo migrena, dingo alergijos. Tuos atsiliepimus yra žmonių vieno vaiko nuotrauka sujudėjus, kur mama pasidalino, kas būtent įvyko po Paraprotexo suvartojimą ir kaip alergija praėjo. Akne omega, čia skaitau komentarą. Aknei omega 3 tobulas variantas, bet neužteks 6 mėnesių pagerti. Zinzino omegos vegan man labiausiai padėjo. Aš už. Omega 3 yra 97% žmonių trūkstantis papildas, taip kad visi žinokite, jeigu nevartojate kas nors omega 3, susijimkite, nes jos trūkumas taip pat gali sukelti nemažai iš mano tų išvardintų simptomų. Ir jeigu yra kažkokie tai uždegiminiai procesai organizme, tai numeris 1, ko jums reikia, tai omega 3. Rašykite man žinutę, aš papasakosiu, ką daryti. Dabar dar reikia greit aptarti, ką daryti arba kokia organizmo terpė yra palanki parazitų dauginimuisi, nes vieni turi jų mažiau, kiti turi daugiau ir tai labai priklauso ne tik nuo mūsų mitybos, bet ir mūsų imuniteto. Jeigu silpnas imunitetas, labiau kabinasi parazitai. Jeigu pas mus yra stresas, lėtinis stresas, mes vėlgi esame labiau imlūs parazitams. Jeigu mums trūksta tam tikrų mikroelementų, ypač cinko, vario ir magnio, mums irgi gali kabintis parazitai. Jeigu pas mus yra deguonies trūkumas ląstelėse, irgi gali būti palanki terpė parazitams, tai yra reiktų pajudėti fiziškai, fizinės kažkokios veiklos, kad mes užsuktume, tai kvėpavimo pratimai, tai vėlgi nėra, kaip sakiau, viskas susijęs su mityba, kas liečia mitybą, cukrus ir visi rafinuoti angliavandeniai. Taip pat gali įtakoti imlumą parazitam silpna kepenų veikla ir detoksikacijos trūkumas, nes kepenys apkrautos, jos negali pakankamai lengvai visko detoksikuoti, nes sunkieji metalai taip pat įtakoja irgi parazitus, nes parazitai pas mus minta irgi sunkiaisiais metalais, geležim įskaitant. Tai kai sugeriama geležies papildų, tai yra parazitam maistas. Ar turi visi šeimos nariai valytis vienu metu? Taip. Nes jeigu valysitės po vieną, tai jūs taip po vieną ir visą laiką valysitės. Geriausia visiems kartu, įskaitant, jeigu turite šunų, kačių, juos įskaitant valytis vienu metu.
Kas liečia šunis ir kates, ar jūs pastebėjot, kad jums nei vienam šunų ir kačių niekas nevakcinuoja, jeigu jiems neišvalyti parazitai? Aš visą laiką tai akcentuoju, kodėl žmonėm niekas neliepia nei prieš skiepiantis, nei prieš dar kokias ligas, operacijas valytis parazitų, kodėl tik šunims ir katiems tai reikia. Tai jeigu šunis turi ir katės, ar galvojat, kad mes neturim, lygiai taip pat turim. Dar vienas klausimas buvo, ar aš mačiau Medical Medium live, kur jisai kalba apie parazitus ir jisai ten kalba, kad parazitai yra šių laikų skemas, kad čia visi liepia valytis ir darytis ir panašiai, ir kaip čia ne, ir kaip daugumas sveikatos problemų susijęs su Epstein-Barro virusu, bakterijom ir kitais virusais mūsų organizme. Ir jisai skeptiškai vertina visus tos antiparazitinius valymus. Tai aš žinau jo nuomonę ir daug metų jo ta nuomonė yra. Aš esu mokysius pas kitus specialistus, kurie būtent akcentuoja antiparazitinės programas ir parazitų valymus prieš viską ir visą laiką ir nuolat ir periodiškai. Ir aš matau iš savo patirties, kiek parazitai mano šeimai ir aplinkiniam žmonėm yra padėję ir kokių problemų padėjo išvengti. Tai mano nuomonė yra kita. Aš manau, kad reikia valytis ir parazitus, ir tai, ką sako Medical Medium, ten jau dirbti, žodžiu, su uždegiminė mityba ir ten tuos sunkiuosius metalus iš organizmo valytis ir panašiai. Viskas. Man atrodo, aš atsakiau į visus klausimus, kuriuos man jūs buvot uždavę. Aš dar kartą praeinu, jeigu aš atrasiu, kas čia pradžioje buvo pas mane per klausimai. Jeigu turite klausimų, man rašykite, kas aišku, kas neaišku, aš iš karto dabar juos atsakysiu. Taip, čia jūsų labai daug. Nematau klausimų. Kažkur visi klausimai pasislėpė. Apie mimozą. Taip. Pakartokit man klausimą, aš čia nematau, labai jūsų daug prisijungia. Čia. Taip, ar turi visi šeimos nariai šitą atsakiau klausimą. Tai viskas iš mano pusės, aš prašnekėjau beveik valandą laiko jums, aš tikiuosi, kad buvo naudinga, kad kažkas, kas nieko nežinojote, tokią visą informaciją nuo iki sužinojote šiai dienai apie parazitus, juos valytis pasikartosiu. Mano nuomonė yra būtina visiems 2 kartus per metus. Labas vakaras. Šiaip jūsų daug žiūri. Aš tikėjausi, kad šiandien bus jūsų mažai žiūrinčių, nes šeštadienio vakaras, bet taip neįtikėtinai. Ar veiks vaistai nuo parazitų, jei tuo pačiu metu nesilaikoma dietos? Veiks. Aš šitą klausimą jau aptariau. Žinoma, jie veiks geriau, išsamiau, labiau paveikti, jeigu mes jiems, tarkim, neduosim cukraus ir miltų patiekalų, nes jiems nebus iš ko maitintis, nes jie, žinokit, kai ten pradeda žūti, jie irgi ten prašo, duok valgyti, tada būna noras saldaus, nes viso to prašo mūsų parazitai organizme. Tai jeigu jums pavyks atsisakyti tų nenaudingų produktų, tai bus žymiai viskas geriau, lengviau, greičiau ir paprasčiau. Bet jeigu nepavyks, tai sakau, bent jau vartokite ir bus geriau, negu visiškai nieko nevartosite ir nesivalysite. Paliksiu įrašą, tikiuosi, kad pavyks mane išsaugoti. Tai viskas, jeigu nebeturite man klausimų, labai dėkoju, kas prisijungėte. Man buvo pačiai labai įdomu, labai faina viską papasakoti. Ar kas čia tas CD2? CD playeris? Aš nežinau, kas. Išverskite man, parašykite man, kas čia tas CD2. Ačiū jums labai. Nematau. Lina Lijo, pakartokit savo klausimą, apie ką klausėt, nes nežinau. Nekartoju man klausimą. Tai viskas, aš jūsų... cukrinis diabetas. Ne. Cukriniam diabetui galite pasiskaityti Medical Medium, ką jisai sako apie cukrinį diabetą ir iš kur jis atsiranda. Daugiau tai susiję ne su cukrum, o su riebalais mūsų organizme. Bet čia aš nesigilinu, neįimu diskutuoti dabar šitą temą. Prie cukrinio diabeto labai gerai skaidulos ir omega 3. Irgi labai prisideda prie to.
Tai viskas. Gražaus vakaro, gražaus savaitgalio, gražių vaikų atostogų, kas jas turite. Ir jeigu dar yra kažkokie klausimai, kuriuos aš jums neatsakiau ir negirdėjote atsakymo, ką norėjote išgirsti, rašykite man asmeninę žinutę, aš visiems stengiuosi visą laiką atsakyti, pakonsultuoti ir papasakoti. Jeigu norite sužinoti, kur užsisakyti paraproteksą, rašykite man asmeniškai žinutę arba rašykite paštu laivu parazitai, būtent žodį parazitai, ir aš padarysiu, kad būtų automatinė žinutė, jums tiesiai į paštą, jūs gausite ir turėsite. Viskas. Gero vakaro, iki.